Labas rytas visiems, džiugu ir vėl su jumis susitikti webinare. Pirmiausia, norėčiau priminti, jeigu yra tokių, kurie prisijungėte pirmą kartą, kad štai čia kairėje pusėje matote prisijungusių dalyvių sąrašą, o dešinėje pusėje apačioje galite užduoti savo klausimus, į kuriuos man šiandien padės atsakyti produkto skyriaus darbuotojas. Pirmiausia, norėčiau pasiklausti, ar girdit, ar matot ir ar galim pradėti. Šaunu. Taigi, šiandieną mes kalbėsime apie Tenerifės salą, ko gero vieną gražiausių salų pasaulyje. Ir pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, apie kągi pradėsime šitą webinarą. Taigi, pradėsime nuo šalies specifikos, agentams žinotinos informacijos, taip pat kalbėsime apie tai, kokie yra testur privalumai šioje saloje, aptarsime Tenerifės kurortus, kuriuose siūlome poilsį šitoje saloje. Ir kalbėsime taip pat apie tai, kodėlgi turistai renkasi poilsį Tenerifės saloje, ką čia galima veikti, kokios yra lankytinos vietos ir galiausiai, ką galima parvežti lauktuvių iš Tenerifės salos. Taigi, pirmiausia, Ispanija. Atlanto vandenyne, maždaug 500 km ruože yra pabirusios nuostabaus grožio Ispanijai priklausančios Kanarų salos. Tai jau yra visiškai kitokia Ispanija, egzotiška, kartu šiek tiek laukinė. Kaipgi tos vulkaninės kilmės salos dar tik nevadinamos. Senovėje jas vadino purpurinėmis salomis, nes ten iš kriauklių išgaudavo purpurą. Dabar iš daugelio keliautojų galima išgirsti laimingųjų salų epitetą. Salos grožis ir kitų salų, ne tik tai Tenerifės, gamtos įvairovė, puikūs orai, tikrai pakilėja, ne veltui jos yra vadinamos laimingųjų salomis. Tačiau labiausiai Kanarų saloms tinka amžinojo pavasario salų pavadinimas, nes čia ištisus metus vyrauja švelnus klimatas ir yra puikios sąlygos paplūdimio poilsiui viešbučiuose bei keliaujant po salą. Taigi Tenerifė yra pati didžiausia iš Kanarų salų, įsikūrusi prie Afrikos krantų, nutolusi nuo Afrikos apie 300 km atstumu, bei nuo žemyninės Ispanijos daugiau negu 1000 km atstumu. Patį Kanarų salyną sudaro net 13 salų, iš kurių 7 yra didelės, tai yra Tenerifė, yra Fuerteventura, yra Gran Canaria, La Palma, taip pat Lanzarotės sala, La Gomera ir Hierro sala. Taip pat ir priklauso šiam salynui ir 6 mažesnės salos, tai yra Alegranza, La Graciosa, Montana Clara, Roque del Este ir Lobos. Šitas salas aš rekomenduočiau gamtos mylėtojams, įspūdingų kraštovaizdžių kolekcionieriams. Įdomu yra tai, kad net 4 iš 13 Ispanijos nacionalinių parkų yra įsikūrę būtent Kanarų salose. Kanarų salynai ir ypač Tenerifė drąsiai galima vadinti artimąją egzotiką. Kokiagi yra bendra informacija, kurią reikėtų žinoti apie Tenerifės salą? Salos plotas yra 2034 kvadratiniai kilometrai ir ten gyvena apie 900 000 gyventojų. Tai yra labiausiai apgyvendinta sala iš Kanarų salyno. Net apie 43% Kanarų salų gyventojų gyvena būtent saloje. Svarbiausias miestas ir salos sostinė yra Santa Cruzas. Nuo 2002 metų sausio 1 dienos vietinė valiuta yra eurai, kortelės aišku irgi yra priimamos, tačiau Tenerifė ir ko gero Ispanija yra daugiau grinųjų pinigų šalis, taigi vertėtų turėti su savimi ir grinųjų pinigų. Saloje yra 2 valandomis mažiau negu kad Lietuvoje. Mūsų skrydžiai yra organizuojami į pietinį oro uostą. Atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad Tenerifė turi 2 oro uostus. Ir pietinis oro uostas dar kitaip yra vadinamas Lereinos arba Karalienės Sofijos oro uostą. Skrendame tenai 2 kartus per savaitę, pirmadieniais ir penktadieniais, sezono pradžioje pabaigoje, žiemos kartą per savaitę.
Taigi galimi išvykimai yra nuo rugsėjo 26 dienos iki 2016 metų balandžio 15 dienos. Tada yra galimas paskutinis išvykimas 7 nakvynių trukmei. Galimos kelionės trukmės sezono pradžioje ir pabaigoje yra 7, 10, 11, 14 nakvynių, o žiemos sezono mėnesiai 7 ir 14 nakvynių. Skrydžiai bus vykdomi Small Planet Airlines, kas svarbu atkreipti dėmesį, kad leidžiamas registruoto bagažo kiekis yra 15 kg ir 5 kg rankinio bagažo. Kelioniai tinkamas kelionės dokumentas yra pasas arba tapatybės kortelė. Skrydis iki Tenerifės trunka virš 6 valandų, tad rekomenduokite turistam pasirūpinti maitinimu lėktuve iš anksto arba maistu pasirūpinti patiems. Kalbant apie transportą Tenerifės saloje, yra labai populiaru naudotis taksi. Minimumas, kurį galima pravažiuoti taksi, yra 3,05 €, o minimumas naktį arba šventė 3,35 €. Kilometro kaina yra maždaug apie 60 €. Jeigu yra vykstama į oro uostą, tai tuomet yra papildoma priemoka €1,65 €. Automobilio nuoma galėtų Tenerifėje kainuoti maždaug nuo 30 € dienai, tačiau viskas priklauso nuo automobilio galingumo. Kuo galingesnis automobilis, kaina gali būti didesnė. Jeigu automobilis yra nuomojamas ilgiau negu vienai dienai, be abejo galima tuomet dėrėtis ir ta dienos kaina gali būti ir mažesnė. Degalų kaina yra maždaug €10, €30 centų, priklausomai kurioje degalinėje piltis degalus už 1 litrą. Tad kodėlgi vertėtų rinktis poilsį šitoje saloje būtent su Testur? Mes siūlome didelį viešbučių rinkimą, apie 80 viešbučių, kurie yra tinkami kiekvieno skoniui ir gali būti nuo ekonominės klasės 2 žvaigždučių viešbučių, taip pat apartamentų su virtuvėlėmis, kurios galima užsisakyti be maitinimo viešbutyje ir gamintis patiems, taip dar labiau sutaupyti pinigų kelioniai, iki prabangių 5 žvaigždučių viešbučių. Turime puikius ir išskirtinius kontraktus garsių tinklų viešbučiams, tokiuose kaip Sol grandinės, Riu, Melija, Iberostar, Vovima, Adrian hotelis, Barčelo, Beritz Carlton, Luabai grandinės viešbučiuose. Taip pat siūlome labai geras kainas Sol Melija, Barčelo viešbučiams. Tai yra ilgalaikės rezultatas, taigi turim galimybę pasiūlyti jums šios viešbučius išskirtinėmis kainomis. Dirbame be tarpininkų, Testur turi savo biurą Tenerifės saloje, todėl visos situacijos gali būti sprendžiamos operatyviai ir efektyviai. Mūsų siūlomos atostogos, be rūpesčių, nuo durų iki durų prižiūrime turistą, jau išlipus iš lėktuvo, turistai yra pasitinkami oro uoste, nuvežami į viešbutį, atstovai lydi turistus pervežimo metu, išsirinkti ekskursijas ir suorganizuoja jas. Yra didžiulis kurortų pasirinkimas kiekvieno skoniui, nuo ramių kurortų, kurortų tinkamų šeimoms su vaikais, kurortų, kuriuose gali būti pasiūlyta geresnė kaina, taip pat ir kurortų, kuriuose yra naktimas ir įvairiausios pramogos. Siūlome taip pat ir didelį ekskursijų pasirinkimą. Populiariausios ir įdomiausios ekskursijos yra vykdomos lietuvių kalba. Tenerifėje yra susiformavęs ilgamečių, patyrusių, profesionalių gidų komanda. Taip pat yra ir lietuvė atstovė, kuri daug metų gyvena saloje ir gyvena saloje ištisus metus, taigi gali pasidalinti žiniomis apie vietinių gyventojų tradicijas, naujienas, papročius ir visą kitą žinotiną informaciją turistams. Mūsų siūlomas skrydis yra tiesioginis, be tarpinio nutūpimo, nebent būtų jau labai stiprus priešpriešinis vėjas. Yra buvę atvejų, kada buvo tarpinis nusileidimas Ispanijoje, pasipildė degalų ir skrendama toliau, tačiau pats skrydis yra tiesioginis ir kadangi registruoto bagažo kiekis yra truputėlį mažesnis, atkreipčiau dėmesį, kad tik tai 15 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo, taigi tai leidžia mums nuskristi tiesiai iki Tenerifės salos. Poilsį mes siūlome šiuose kurortuose, tai yra El Medano kurortas, Los Cristianos, Playa de las Americas, Costa Deje, Guía de Izora, Los Gigantes
ir Puerto de la Cruzas. Šitie kurortai yra išsidėstę taip. El Medano kurortas yra štai visai netoli nuo pietinio oro, kuris yra vos 5 km nuo šio kurorto. Los Cristianos kurortas. Šitoje vietoje visai šalia yra Playa de las Americas, kartu susijungia su Costa Deche, toliau eina Guía de Izora, žavusis Los Gigantes kurortas ir šiaurinėje salos dalyje esantis Puerto de la Cruzas. Taigi pakalbėkime apie kiekvieną kurortą, kasgi jiems yra būdinga ir kokio tipo turistams tuos kurortus vertėtų siūlyti. Pradėsime nuo El Medano kurorto. El Medano kurortą mes siūlome palyginti neseniai, tik tai keletą metų. Tai yra didelis kurortas, maždaug apie 25 km nuo niekada nemiegančio Playa de las Americas kurorto. Šitas kurortas yra įsikūręs tarp dviejų užgesusių ugnikalnių. Iš vienos El Medano pusės stūkso Raudonasis kalnas, iš kitos pusės yra pilkasis kalnas, tokios pilkosios uolos. El Medano kurorte labai dažnai vyrauja stiprus vėjai, todėl šitas kurortas yra burlenčių, jėgos aitvarų, mėgėjų. Miestelis įsikūręs šalia didžiausios saloje natūralių paplūdimių, tai yra Playa Grande ir Playa Tejita. El Medano paplūdimiai yra apdovanoti mėlynosios vėliavos ženklų, tai reiškia, kad yra švarūs, prižiūrėti, ekologiški. Juose yra siūlomos įvairiausios vandens pramogos, o pakrantė puikiai tinkama pasivaikščiojimams. Kadangi įbridimas yra seklus, kurortas taip pat yra puikiai tinkamas ir šeimoms su vaikais. Priešais pagrindinį paplūdimį yra didelė miesto aikštė, kurioje vyksta įvairiausi renginiai, ypač vasaros mėnesiais. Aplink aikštę yra įsikūrusių barų, restoranų, siūlančių paragauti jūros gėrybių arba ispaniškų tapas. Kasmet viešbučių daugėja, kavinių barų taip pat atsiranda vis daugiau, taigi turistai atrodo lyg iš naujo atranda šitą kurortą. Šiame kurorte labai dažnai vyksta vandens sporto čempionatai, yra sudarytos, ko gero, pačios geriausios sąlygos buriavimo, taip pat kaitavimo, plaukiojimo su burlentėmis sąlygos. Čia yra įsikūręs ir buriavimo kaitavimo centras Surf Center Playa Sur. Kasmet čia atvyksta šimtai burlenčių entuziastų iš visos Europos. El Medano būtų tikras rojus norintiems ramaus arba nuošalesnio poilsio, o norintys naktinių pramogų vyksta į už 25 km esantį Playa de las Americas kurortą. Pervežimas iki El Medano kurorto yra trumpas, nes, kaip jau minėjau anksčiau, nuo oro uosto iki El Medano kurorto yra vos 5 km. El Medano kurortas žemėlapyje atrodo štai taip, Raudonasis kalnas yra šitoje pusėje, pilkasis kalnas kitoje pusėje ir visa struktūra yra susitelkusi štai taip kompaktiškai vienoje vietoje. Sekantis kurortas tai yra Los Cristianos, taip pat pietinėje salos dalyje įsikūręs, visai šalia Playa de las Americas kurorto, tai yra dar vienas populiarus kurortas. Tačiau skirtingai negu Playa de las Americas, Los Cristianos yra kur kas ramesnis kurortas. Jį renkasi ieškantis pasyvesnio poilsio, keliaujantis su vaikais turistai. Pastaruoju metu kurorto valdžia taip pat skiria daug asmenims su negale, yra įrengti specialūs prieigimai prie paplūdimio. Didelė miestelio dalis yra skirta tik pėstiesiems, gatvės yra restoranų, barų, kavinių, veikia turgus, yra netgi ir vietinių mėgstamas salsos San Telmo. Los Cristianos kurorte taip pat yra įsikūręs uostas, tai yra ideali vieta tiems turistams, kurie norėtų laivų išplaukti, žvejoti arba persikelti į Lagomeros, La Palmos, El Hierro salas. Turistai besilsintis Los Cristianos kurorte naudojasi Playa de las Americas, kuris yra tarp uosto Playa de las Americas kurorto. Tad nuo kai kurių viešbučių teks truputėlį paėjėti iki paplūdimio, kadangi Tenerifėje nėra populiari viešbučio paslauga, nuvežimas iki paplūdimio. Taip pat yra dar vienas paplūdimys, kuris yra visai šalia uosto, tačiau jo pakrantė yra truputėlį labiau akmenuota. Pervežimas nuo oro uosto iki Los Cristianos kurorto trunka apie 10 minučių, taigi poilsį Los Cristianos kurorte aš rekomenduočiau poroms,
arba jaunimui, kurie galėtų iki didžiųjų diskotekų Playa de las Americas maždaug apie 1 kilometrą ar kilometrą su trupučiu nueiti arba pavažiuoti taksi. Taip pat turistams, kurie nori geros kainos, ten gali rasti Los Cristianos kurorte viešbučių patraukliomis kainomis. Los Cristianos kurortas žemėlapyje atrodo štai taip, čia yra Los Cristianos dalis, jinai yra visiškai sujungta su jau prasidedančiu šitoje vietoje Playa de las Americas kurortu. Taigi, kaip jau minėjau, yra 2 paplūdimiai, Playa de las Vistas, kuriuo daugiau naudojasi turistai, ir yra dar vienas paplūdimys, kuris yra įsikūręs prie uosto. Sekantis kurortas tai yra Playa de las Americas, tai yra pats didžiausias ir pats judriausias kurortas Tenerifėje, įkurtas dar 60-metyje. Nuo to laiko jame pas viešbučių sukurtas dirbtinis smėlio paplūdimys. Playa de las Americas garsėja puikiai išvystyta turizmo infrastruktūra ir šitas kurortas yra tinkamiausias tiems turistams, kurie dienos metu nori pakrantėje pasilepinti saulės spinduliais, o vakariauti po naktinius klubus, restoranus, barus, kazino. Tai nėra ramus kurortas, todėl nerekomenduočiau apsistoti šalia triukšmingų diskotekų su mažais vaikais arba tiems turistams, kurie nori pasyvaus poilsio. Kurortas gali pasigirti keliais mėlyną vėliavą turinčiais paplūdimiais. Čia oro temperatūra yra puiki, pietinė dalis yra kur kas šiltesnė negu šiaurinė dalis. Ištisus metus pietinėje dalyje yra saulėta ir šilta. Čia yra mažiau vėjuota, tačiau prie Playa de las Americas iškyšulio taip pat dažnai galima pamatyti buriuotojų arba kaituotojų. Tarp Playa de las Americas ir Los Cristianos kurortų yra įsikūręs golfo aikštynas, o į kitą pusę Las Americas ir Costa Dejes įsikūręs vienas žymiausių Tenerifės vandens atrakcionų parkų, tai yra Siam parkas. Taigi, Playa de las Americas kurortą rekomenduočiau pirmiausia jaunimui, aktyviam poilsiui, aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, taip pat galima siūlyti ir banglentininkams ir kaituotojams, nors ko gero pati geriausia vieta jiems būtų El Medano kurortas, o toliau nuo diskotekų įsikūrus gali ilsėtis ir poros bei šeimos. Playa de las Americas kurortas žemėlapyje atrodo taip, iš aukščiausios kategorijos viešbučių kompleksai, kurie turistams siūlo laisvalaikio, sveikatingumo, grožio paslaugas, aukštą aptarnavimo lygį ir stebina savo architektūrą. Dauguma šiame kurorte įsikūrusių viešbučių yra ant jūros kranto arba visai šalia pakrantės. Costa Dejije yra garsus El Duque paplūdimys, kurį vietiniai laiko vienu gražiausių pietinėje salos dalyje, o miestelio gatvėse yra įsikūrusių kavinių, restoranų, taip pat turistams siūlomos įvairiausios vandens sporto pramogos. Čia taip pat yra ir prekybos centrų, nedidelių parduotuvėlių, tačiau su Playa de las Americas kurortu Costa Dejije yra kur kas ramesnis. Vienok Costa Dejije taip pat galima rasti ne tik tai kavinaičių, barų parduotuvėlių, bet ir vieną kitą salsos klubelį. Vietinių labai mėgstamas ir taip pat jums ir turistams rekomenduočiau aplankyti galbūt būtent trečiadienį tokį salsos klubą, kuris vadinasi Achaman, pavadinimą parašysiu. Taigi trečiadieniais ten vyksta ir gyvos muzikos vakarai, ir šokių pamokėlės. Tad trečiadienis būtų pati geriausia diena, kada galima aplankyti tą klubą. Bet be abejo, linksmybės šokiai tęsiasi ir kitomis dienomis. Costa Dejes kurorte taip pat kartais apsistoja ir jaunimas, kurie iki pasilinksminimo vietų esančių Playa de las Americas kurorte gali pėstute nueiti arba pavažiuoti taksi taip pat maždaug apie 1 kilometrą arba metrą su trupučiu. Tačiau pats Costa Dejes kurortas yra puikiai tinkamas šeimoms su vaikais, taip pat vyresniems turistams ir ramiam ir komfortabiliam poilsiui. Costa Dejes žemėlapyje tęsiasi šitoje dalyje, ribojasi su Playa de las Americas ir keliauja aukštyn.
tas gražusis Eldių paplūdimys būtų dar truputėlį aukščiau už Panebė paplūdimio. Sekantis kurortas tai yra Via dei Ora. Jis yra įsikūrusi apie 30 km nuo garsiųjų Playa de las Americas ir Costa Deje kurortų ir maždaug apie 35 km nuo pietinio oro uosto, į kurį yra vykdomi mūsų skrydžiai. Šioje gyvenvietėje yra įsikūrę prabangus aukšto lygio viešbučiai. Čia nėra barų, nėra diskotekų arba kažkokių didelių parduotuvių. Šalia yra įsikūrusi, čia nuotraukoje kaip tik matoma, nedidelė San Juan gyvenvietė. Bet pats kurortas po truputėlį plečiasi, yra statoma labai daug prabangių viešbučių, jis tai laiką leidžia daugiau pačiose tų viešbučių teritorijose ir mėgaujasi gamta esančią aplinkui juos. Net apie 60% Via dei Ora teritorijos užima įvairiausi gamtos rezervatai, draustiniai. Na, o aktyviems turistams būtų galimybė išbandyti laipiojimą uolomis, plaukiojimą laivais, taip pat buriavimą galima išbandyti. Tačiau iš esmės Via dei Ora rekomenduočiau labiau ramiam poilsiui, taip pat prabangiam vipiniams turistams ir tiems turistams, kas nenori masinio poilsio. Taigi, Via dei Ora atrodo štai taip. Čia yra įsikūrusi nedidelė San Juan gyvenvietė ir, kaip matote, yra labai daug upių, labai daug gražios gamtos ir šitoje vietovėje yra įsikūrę prabangus viešbučiai. Toliau už Via dei Ora eina mano pats mėgstamiausias kurortas, tai yra Los Gigantes kurortas. Jis yra įsikūręs ramioje vietoje, šalia Puerto de Playa de la Arena miestelių. Kurortas maždaug apie 40 km yra nutolęs nuo Playa de las Americas kurorto ir maždaug apie 45 km nutolęs nuo pietinio oro uosto. Už kokių 500 metrų kurortinės zonos prasideda milžiniški skardžiai, kurie ir davė pavadinimą vietoviai. Los Gigantes tai yra didžiulės uolos, vietomis siekiančios net 500–800 metrų aukščio. Tos uolos staigiai sminga žemyn į vandenyną ir vienintelis kelias iš arčiau apžiūrėti tas pačias uolas yra laiveliu iš apačios. Išvydus šitas uolas iš arčiau, ko gero tampa aišku, kodėl senieji salos gyventojai šitas uolas laikė šventomis, nes jie manė, kad pasaulis užsibaigė čia. Pačiame kurorte Los Gigantes gyvenimas verda prieplaukoje, marinoje, taip pat The Plaza ir Avenida Maritima gatvėse. Gatvelės yra pakankamai siauros, keliai dažniau yra vienos juostos, o šalia miesto paplūdimio esančioje prieplaukoje telkiasi ir keletas barų, restoranų. Tačiau iš esmės Los Gigantes nėra triukšmingas kurortas. Iš čia taip pat atsiveria labai gražus vaizdas į kaimyninę Lagomero salą, tad Los Gigantes kurortą pirmiausia rekomenduočiau romantiškam porų poilsiui, taip pat jaunavedžiams. Jisai būtų puikiai tinkamas šeimų poilsiui. Tik tai atkreipti dėmesys, jeigu yra šeimos su mažais vaikais, gali būti kiek sudėtinga, kadangi Los Gigantes kurortas yra šiek tiek kalvotas. Taigi, jeigu reikia stumdyti vežimėlius, gali kilti problemų, bet jeigu vaikučiai yra jau truputėlį vyresni, poilsis Los Gigantes kurorte būtų puikiai tinkamas ir jiems. Taip pat vertėtų paminėti tokį dalyką, kad nors daugelis viešbučių yra įsikūrę pirmoje linijoje arba ant vandenyno kranto, tačiau iki paplūdimio gali tekti paėjėti į šonus į vieną arba į kitą pusę. Tad nebūtinai pirmoje linijoje įsikūrę viešbučiai paplūdimius turės visiškai šalia viešbučių. Tačiau čia sutinkama puikia gamta, nuostabus vaizdai ir matomos šios milžiniškos gamtos sukurtos uolos. Taip pat yra labai jauki miestelio atmosfera, kuri atperka visus dalykus. Taigi, kviečiu atrasti Los Gigantes kurortą jūsų turistams ir pasigrožėti štai tokiamis didžiulėmis uolomis bei nematytais vaizdais. Los Gigantes kurortas žemėlapyje atrodo štai taip, šitoje vietoje tęsiasi toliau ir prasideda tos milžiniškos uolos, yra keletas miesto paplūdimių, kuriais turistai naudojasi. Kaip jau minėjau anksčiau, nuvežimas iki paplūdimio Tenerifėje nėra itin populiari paslauga. Šiaurinėje salos dalyje yra įsikūręs seniausias
šiaurinės dalies kurortas Puerto de la Cruzas. Taip pat jisai yra vienas populiariausių kurortų šiaurinėje salos dalyje. Iš čia visada yra matomas Teidės ugnikalnis, nuotraukoje taip pat gerai matyti. Į ką svarbu atkreipti dėmesį? Pietinėje ir šiaurinėje dalyse vyrauja visiškai skirtingas klimatas. Šiaurinėje salos dalyje oro temperatūra visada yra keletų laipsnių mažesnė, čia dažniau palyja ir šiaurės vakariniai Tenerifės daliai tenka maždaug apie 73% visų salos kritulių. Pietinę dalį salos nuo lietaus apsaugo per salą besidriekiantis kalnų masyvas, kuris ir sulaiko vėjo genamą drėgną orą iš Tenerifės šiaurinės dalies. Tad Puerto de la Cruzo kurortą renkasi keliaujantis šiltesniuoju laikotarpiu. Paplūdimio sezonas čia tęsiasi rudenį ir vėl prasideda nuo kovo-balandžio mėnesio. Žiemos sezono metu Puerto de la Cruzo kurorte yra pakankamai šalta, temperatūra gali būti ir apie kokių 16 laipsnių, galima čia netgi sutikti ir sniego. Taigi žiemos sezono mėnesiais Puerto de la Cruzas nėra tinkamas paplūdimio poilsiui ir būtų rekomenduojamas labiau keliaujantiems turistams. Kadangi mūsų skrydžiai prasideda jau nuo rugsėjo 26 dienos, tai yra puikia galimybė atostogauti šitame kurorte ir suderinti paplūdimio poilsį kartu su pažintiniu poilsiu. Šiame kurorte galima pajausti ir vietinį koloritą. Pats Puerto de la Cruzas pradėjo kurti 17 amžiuje, tačiau suklestėjo kiek vėliau, kai jame pradėjo atostogauti anglų aristokratija. Čia sutinkamos siauros akmenimis grįstos gatvelės, kuriuose yra ir barų, kavinių. Šito miestelio senamiestis unikalus tuo, kad ir patys vietiniai gyventojai čia dirba, pietauja, leidžia savo laisvalaikį. Pervežimas iki Puerto de la Cruz kurorto trunka valandą su trupučiu, kadangi nuo pietinio oro uosto iki jo yra maždaug 110 km, o iki pietinių kurortų, tokių kaip Playa de las Americas, maždaug apie 130 km. Kurortai yra įkurti dirbtiniai Lago Martinės tvenkiniai, tokie lauko baseinai. Tai ko gero yra privalomas daugelio turistų atostogaujančių šitoje vietovėje lankytinis objektas. Yra netgi 1788 metais atidarytas botanikos sodas. Vaikams ypatingai patiktų Loro parkas, kuris yra visai šalia. Čia vyksta įvairiausi šou su papūgomis, delfinais, jūrų liūtais. Puerto de la Cruz kurortą taip pat vertėtų rinktis šeimoms, galima siūlyti jaunimui, galima siūlyti ir ramesniam poilsiui, taip pat kultūrinio poilsio mėgėjams. Nuo Ispanijos aikštės esančio šitame kurorte vingiuoja pėsčiųjų gatvė, ten yra ir didelių, ir mažų parduotuvėlių, įvairiausių jaukių kavinių, kurių lauko terasose galima išgerti kavos arba tiesiog pasimėgauti šiluma ir vandenyno brizu. Taip pat rekomenduočiau užsukti į Conception šventyklą, pavadinimą parašysiu šone. Conception šventykla. Jinai yra pastatyta 1502 metais ir yra laikoma seniausių religinių statinių mieste. Kaip atrodo Puerto de la Cruz kurortas žemėlapyje? Štai taip, Loro parkas yra įsikūręs visai šalia ir miestelis visas yra daugiau susitelkęs palei pakrantę, tačiau gali būti ir gyvenamųjų pastatų einančių truputėlį toliau. Kokiegi yra Tenerifės paplūdimiai? Kadangi Tenerifė yra vulkaninės kilmės sala, čia yra sutinkami tamsiai pilko, netgi juodo smėlio paplūdimiai, beje, netgi 13 salos paplūdimių yra apdovanoti mėlyna vėliava. Ir ką tai reiškia? Jie reiškia, kad tai yra švarūs, puikiai prižiūrėti paplūdimiai. Taigi pateikiu lentelę, kur galite matyti, kur kokiuose yra smėlis, kadangi saloje taip pat yra ir dirbtinių paplūdimių su baltu smėliu atvežtų iš Saharos dykumos. Paplūdimyje skėčiai ir gultai už rinkinį 2 gultus ir skėtį kainuoja maždaug apie 7–8 eurus 2 asmenims. Pasidaryti print screeną šios informacijos.
Viena iš priežasčių yra apsipirkimas, dar kitaip vadinamas šopingas. Jisai yra geriausias salos sostinėje Santa Cruz'e. Iki Santa Cruzo galima atvykti ir savarankiškai autobusu nuo Playa de las Americas, kurorto yra autobusų stotis, važiuoti busais 100 pakeliui, o tas važiuoja tiesiai į Santa Cruz. Ant jo būna parašyta Santa Cruz direkto. Reikia važiuoti paskutinės pamatysite autobuso kaina yra maždaug apie 9 eurai nuvykti nuo Playa de las Americas iki Santa Cruzo. Klausimas, mėnesį geriausias šopingas yra. Iš tikrųjų, po kalėdų jau praktiškai prieš pardavimui, ir sausio, vasario mėnesį, netgi kovo mėnesį galima rasti prekių itin geromis kainomis. Ir jau švenčių, kada visos kalėdinės dovanos yra supirktos, galima į Tenerifę vykti apsipirkti. Tačiau apsipirkti galima ir vietiniuose prekybos centruose. Playa de las Americas kurorte yra įsikūręs didžiulis prekybos centras San Eugenio, kuris ir yra maždaug tokia riba tarp Playa de las Americas ir Tadeje kurortų. Ten galima rasti mango parduotuvę, įvairiausių kosmetikos parduotuvių, kvepalų parduotuvių, taip pat didžiulį supermarketą, įvairiausių suvenyrų, papuošalų. Taip pat yra Benettono parduotuvė, įvairiausių butikinių parduotuvių. Ir kuri vadinasi Pana, kurioje vyksta flamenko pasirodymai. Kita priežastis, kodėl turistai renkasi parodyti Tenerifėje, yra klimatas. Kaiminystė lėmė soką salos klimatą. Tenerifė dar kitaip yra žinoma ir kaip amžinojo pavasario sala. Vasara vidutinė oro temperatūra siekia 26-28 laipsnius, o žiemą 22 laipsnius. Tačiau atkreipčiau dėmesį, kad tai yra vidutinė dienos temperatūra. Todėl Tenerife galima siūlyti ištisus metus ir čia ištisus metus galima mėgautis puikiais orais. Vandens temperatūra yra dar pastovesnė nuo 20 iki 23 laipsnių ištisus metus. Toks palankus klimatas susiformuoja dėl švelnaus rytų pasato ir yra puikiai tinkamas turistams net ir žiemos mėnesiais. Skanus maistas, taip saloje, net ir maitinimas viešbučiuose yra puikus, užsisakius net ir 3 žvaigždučių viešbutį. Kanarų salų virtuvė šiek tiek skiriasi nuo ispaniškų valgio gaminimo tradicijų. Kanariečiai patiekalus mėgsta pagardinti kukurūzais, bananais. Rekomenduočiau išbandyti vietinių žuvų restoranėlius. Keletas labai gerų yra įsikūrę Kaletoje, yra už Hovim Jardin Kaleta viešbučio Costa Dejes kurorte. Taip pat rekomenduočiau paragauti tik Kanaruose gaminamų papas arugadas. Pavadinimą parašysiu štai čia šone. Kasgi tai yra tos papas arugadas? Tai yra bulvės virtos itin sūriame vandenyje, tad ant bulvės lupenos dažniausiai nusistovi netgi toksai druskos sluoksnis, gali būti netgi šiek tiek susiraukšlėjusios ir dažniausiai šios paruoštos bulvės yra patiekiamos su mojo padažais. Mojo padažo receptai gali skirtis, tačiau bet kuriam pavidale jie privalomas atributas ant kiekvieno kanariečio stalo. Mojo gali būti žalios spalvos dėl kalendros dedamos arba raudonas, dar kitaip vadinamas aštriuoju mojo, kadangi jame yra daug pipirų. Taip pat čia sutinkami tiesiog nežemiško skonio kiaulienos kumpiai, tai yra hamon, dešra chorizo. Taip pat galima išbandyti vietinių mėgstamą gėrimą sangriją, kuri yra ruošiama su vaisiais, šampanu arba vynu. Čia saloje yra itin populiarus romas su medumi, įvairiausių rūšių vynai, labai populiarūs kavos, apelsinų, bananų likeriai. Rekomenduočiau paragauti turistams ir tapas, tai yra įvairiausių užkandėlių, kurios gali būti šaltos patiekiamos, kaip kad alyvuogės, sūris ar kažkokios kitos užkandėlės, įvairiausi sumuštinukai, tačiau gali būti ir karštos, kaip kad marai arba
kažkokie kiti patiekalai. Žinoma, rekomenduočiau paragauti ir garsiosios paelijos, kuri gali būti su jūros gėrybėmis, su vištiena, arba gali būti maišyta ir su jūros gėrybėmis, ir su mėsa. Jinai taip pat gali būti gaminama iš ryžių arba iš makaronų. Saloje, kaip ir visoje Ispanijoje, taip pat yra populiari gazpacho, tai yra šalta pomidorų sriuba su prieskoniais ir česnaku, kuri yra labai tinkama karštą vasaros dieną. Taip pat yra populiari sopa de ajo, vadinasi, pavadinimą parašysiu. Tai yra tokia tiršta sriuba su česnakais, pipirais, duonos džiūvėsėliais ir kiaušiniu. Nors pati Tenerifės sala yra arčiau Afrikos, vis tik tai priklauso Ispanijai, tačiau kaip kitose Europos šalyse yra sutinkamas europietiškas aptarnavimas bei mums labiau priimtini bendravimo niuansai. Čia retai, kada galima iš prekeivių tausios kainos išgirsti neadekvačias keletą kartų viršijančias sumas, čia nereikia dėrėtis iki nukritimo, o laimingosios salos gyventojai dažnai yra linksmi ir su mielu noru padeda turistams. Kalbant apie viešbučius, Tenerifėje, lyginant su žemyninė Ispanijos dalimi, viešbučiai yra aukštesnės kokybės, dažnai turi ir didesnės viešbučių teritorijas, bet be abejo siūlo Ispanijos viešbučiams būdingą puikų maitinimą, tvarkingus numerius ir subtilę prabangą. Ir nors pati sala yra toli nuo Ispanijos žemyno, joje puikiai jaučiama ispaniška dvasia, kanariečiai, kaip ir žemyninės dalies gyventojai, vadovaujasi koncepcija siesta, fiesta, basta. Po pietų pas jos būna ilgos pertraukos siestos, vakare po darbų fiestos, todėl iš ryto basta. Parduotuvės, kavinės ar kitos įstaigos neskuba daryti labai anksti ryte. Vienok iš kanariečių galima būtų pasimokyti, kaip mėgautis kiekvieną gyvenimo akimirką, jie valgo lėtai, mėgaujasi saulę, puikiais orais, džiaugiasi draugų ar giminaičių kompanijomis, o linksminasi aistringai. Šioje saloje taip pat yra sutinkami ir flamenko, ir įvairiausi salsos ritmai, net vyresnio amžiaus gyventojai juda puikiai, o šokiai dažnai būna labai temperamentingi ir lydimi netgi ir įvairiausiais šūksniais. Tad jeigu jūs nešokate, aš rekomenduočiau užsukti į salsos klubelį vien tam, kad pasižiūrėti, kaip moka linkytis vietiniai gyventojai. Dar viena iš priežasčių apsilankyti Tenerifėje yra unikali salos gamta. Ne veltui Tenerifė yra pristatoma kaip viena iš gražiausių pasaulio salų. Paganyti akis gali ir poilsio paplūdimyje norintys turistai, kadangi paplūdimiai yra labai gražus ir unikalūs, kadangi juose sutinkamas juodas vulkaninės kilmės smėlis. Virš pačios Tenerifės yra iškilęs įspūdingas miegantis ugnikalnis, jisai ir yra salos atsiradimo priežastis. Taigi tai yra nepaprasto gamtovaizdžio susidariusio per daugelį vulkanų išsiveržimų kulminacija. Čia sutinkamos ir įspūdingos pakrantės uolos, mėnulio peizažas po vulkano lavos laukais, taip pat sutinkamos ešlyje paaugusios kalvos, beribės bananų plantacijos, vynuogynai, alyvmedžiai, juodo bei geltono smėlio paplūdimiai. Šitoje saloje galima pamatyti praktiškai 4 metų laikus vienu metu. Pietesnė dalis yra daugiau plikesnė tokia, ten yra iš augalijos sutinkamos dygio žolės, kaktusai, o salos viduryje ant Teidės ugnikalnio neretai galima išvysti ir sniego. Tuo tarpu šiaurinė dalis yra kur kas žalesnė, taigi rekomenduočiau, kad ir kur atostogautumėt, būtinai apvažiuoti ir apžiūrėti visą salą. Dar viena iš priežasčių, kodėl turistai renkasi poilsį Tenerifėje, yra tas, kad sala siūlo daugybę tiek aktyvaus poilsiui tinkančių, tiek ir įvairiausių sporto pramogų. Tenerifė yra puikia vieta golfo mėgėjams, yra siūlomi net 9 puikiai įrengti golfo laukai, tiek šiaurinėje, tiek pietinėje salos dalyje. Pradedantiesiems yra pasirengę pagelbėti patyrę mokytojai, pažengusiems puikios sąlygos pasimėgauti golfu. Taip pat yra
nemažai aukštos klasės viešbučių bei apartamentų, kurie siūlo visas paslaugas golfo mėgėjams. Saloje taip pat vyksta ir įvairiausi nacionaliniai bei tarptautiniai golfo turnyrai. Tenerifėje yra labai daug įvairiausių skirtingo sudėtingumo maršrutų, įvairiausių pėsčiųjų takų. Kelionės pėsčiomis yra puikus būdas pažinti salą ir susipažinti su jos grožiu, su vietinių žmonių gyvenimu, taip pat su aborigenų ir guančių gyvenimu, kurie pramynė pirmuosius takus per Laurų miškus. Vienas įspūdingiausių pėsčiųjų takų veda iki Teidės ugnikalnio viršūnės. Ne ką mažiau įdomus maršrutai yra ir per nacionalinį parką. Vaikštinėjant šitais takais yra susipažįstama su įvairiausiais įdomiais augalais, laukiniu gyvenimu ir įvairiausiais atsiskyrusiais kaimeliais. Tenisas taip pat yra labai populiari sporto šaka Tenerifėje. Šio sporto entuziastai plūsta į salą ištisus metus. Čia yra įrengti teniso kortai su įvairiausia danga, o svarbiausia, jie yra po atvirų dangumi. Klimatas saloje yra puikus ištisų, taigi žaisti tenisą lauke galima irgi ištisus metus. Patys klubai pritraukia tiek pradedančiųjų, tiek pažengusių turistus pasimėgauti šitą sporto šaką. Tenerife taip pat yra puikiai vieta nardymo mėgėjams. Čia yra puikus klimatas, šiltas vanduo, kuris įšyla iki 23-25 laipsnių. Taip pat yra daugybė nardymui tinkamų vietų. Yra įspūdingas povandeninis pasaulis, yra nuskendusių laivų bei įvairiausių vulkaninių darinių. Saloje taip pat yra ir nardymo drų, kurie suteikia visą reikiamą jėgą. Pačios nardymo zonos yra suskirstytos į 3 dalis, yra šiaurinė, pietinė ir vakarinė. Šiauriniai pakrantėje daugiau yra sutinkamas povandeninis toksai gyvenimas su įvairiausiais geologiniais dariniais. Pietinės pakrantės vietos galbūt yra labiau įprastos ir ten daugiau grožimasi gyvūnija. Čia yra taip pat sutinkami įvairiausi šlaitai, sienos, įvairiausi gilūs plyšiai. Taigi nardyti galima praktiškai aplink visą salą. Saloje, kaip jau minėjau, yra labai populiarus ir banglenčių sportas. Čia yra sudarytos puikios sąlygos šio sporto mėgėjams. Taip pat puikus šiltas oras, vėjas, bangos, viskas, kas yra reikalinga banglenčių sportui. Kaip jau minėjau, vieta tiek banglenčių sportui, tiek ir buriavimui arba kaitavimui yra Elmedano kurortas. Kalbant apie buriavimą, jisai tapo, ko gero, labai populiarus nuo pat savo atsiradimo, tai yra 1960 metų. Pati tinkamiausia vieta buriavimui taip pat būtų Elmedano paplūdimys, vėjas čia pučia net apie 300 dienų per metus, o vėjo greitis siekia apie 12-25 mazgus. Įdomus faktas yra tai, kad keli geriausi pasaulio buriuotojai netgi ir gyvena Elmedano kurorte. Taip pat čia veikia įvairiausių buriavimo mokyklų, inventoriaus nuomos punktų ir rengiamos įvairiausios varžybos. Dviračių sportas taip pat yra labai populiarus saloje, ypatingai kalnų dviračiams. Čia yra įrengta daug dviračių takų kalnuose. Šalia Teidės nacionalinio parko yra Corona Forestal zona. Taip pat apie kalnus yra Le Esperanza, tai yra pačios geriausios vietos kalnų dviračių sportui. Čia yra įrengtas įvairiausios sudėtingumo trasos. Be šių populiarių sporto šakų Tenerifėje taip pat galima užsiimti ir paukščių stebėjimų, plaukimų kanojomis, urvų tyrinėjimų, kopimų į kalnus, jodinėjimų, plaukiojimų baidarėmis ir alpinizmų, paraspartinių sportų ir įvairiausiamis kitomis pramogomis. Tačiau be aktyvaus poilsio ir įvairiausių sporto pramogų Tenerifės sala siūlo ir naktinio gyvenimo pramogas bei truputėlį ramesnės pramogas tiems turistams, kurie nenori tokių aktyvių arba ekstremalių pramogų. Vakarais tikrai nebus kada nuobodžiauti, saloje yra daugybė barų, restoranų,
naktinių klubų, kur groja įvairių stilių muzika, tad kiekvienas ras kažką tai pagal savo skonį. Daugiausia diskotekos yra įsikūrę Playa de las Americas kurorte, tačiau jų galima rasti ir Los Cristianos, Costa Dejes, Puerto de la Cruz kurortuose. Atvykę į Tenerifę taip pat gali išbandyti savo laimę ir viename iš čia veikiančių kazino. Kazino galima rasti Playa de las Americas kurorte, taip pat sostinėje Santa Cruz bei Puerto de la Cruz kurortuose. Saloje veikia ir įvairiausi turgus, kur galima rasti nuo maisto produktų iki rankų gaminių bei įvairiausių suvenyrų. Taip pat yra ir prekybos centrai su gausybė parduotuvių, siūlančių įsigyti gana kokybiškas prekes. Norėčiau priminti tai, kad Tenerifė yra bemuitė zona ir apsipirkti čia galima kur kas pigiau. Taip pat saloje galima aplankyti ir įvairiausių muziejų, kurių yra išties gausu, tai ir mokslo, meno, dailės, istorijos, antropologijos, kosmoso platybių, tų muziejų gausa yra išties didelė. Atostogaudami Tenerifėje taip pat turite galimybę pasimėgauti įvairių stilių muzikiniais renginiais ir operos, ir džiazo, pop muzikos, roko, tradicinės muzikos šokiais, flamenko pasirodymais. Beje, Tenerifė turi netgi ir simfoninį orkestrą, kuris buvo įkurtas dar 1935 metais ir koncertai vyksta Tenerifėje dažniausiai nuo spalio iki birželio mėnesio. Dar viena priežastis, kodėl verta rinktis poilsį Tenerifės saloje, tai yra Tenerifės karnavalas, rengiamas salos sostinėje Santa Cruz, taip pat vėliau persikelia ir į kitus miestelius, būna dienų atvyksta renginiai Puerto de la Cruz kurorte, taip pat netgi ir mano mėgstamame Los Gigantes kurorte. Dažniausiai karnavalas vyksta sausio-vasario mėnesį. Ir nuo 1980 metų Tenerifės karnavalas yra įtrauktas į pasaulio paveldo sąrašą. Karnavalas metais yra tematinis, šiuo metu vyksta 2016 metų karnavalo temos rinkimai, yra balsuojama 3 temomis, pirmoji iš jų tai yra 80-ieji metai, antroji yra Karibai arba trečiasis variantas disko muzika. Jeigu įdomu, galiu trumpai supažindinti, kad kol kas laimi 80-ųjų metų tema, jinai yra surinkusi net 47% balsų, antroje vietoje yra Karibų tematika, 43 balsai ir disko muzika 10 balsų. Pats Tenerifės karnavalas paprastai tęsiasi 2-3 savaitės, išsame programą vėliau bus galima rasti ir internete. Yra toksai tinklapis carnavaldetenerife.com. Užeiti, pasidomėti, galbūt netgi prabalsuoti už norimą karnavalo temą. Taigi pats Tenerifės karnavalas pagal dydį prilygsta praktiškai Rio de Žaneiro karnavalui Brazilijoje, tad jeigu turistai negali sau leisti poilsio Brazilijoje, Tenerifė yra kur kas arčiau ir galima atvykti būtent tais mėnesiais ir pasižiūrėti, pasigrožėti Tenerifės karnavalu. Taigi tiek priežasčių, kodėl turistai renkasi poilsį Tenerifėje ir lankytinos vietos be abejo yra viena taip pat iš tų priežasčių. Atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad Tenerifėje kai kur yra vienpusis eismas, kai kurios gatvės yra siauros, tad ekskursijas turistai nebūtinai yra paimami nuo konkretaus viešbučio. Gali būti tam tikros vietos susitikimo, kas yra truputėlį toliau nuo viešbučio, taigi pateikiu tokį sąrašą, kas galit spėjat pasidaryti print screeną, nuo kurių viešbučių, kur yra susitikimo vietos. Kokiosgi yra pačios populiariausios lankytinos vietos saloje? Tai be abejo Teidės ugnikalnis. Ko gero daugiausiai turistų sulaukiantis Tenerifės objektas. Jame stūkso net 17 km skersmens ir daugiau negu 45 km perimetro vulkaninės plokštumos.
ugnikalnis, tai yra 3 pagal dydį ugnikalnis pasaulyje. Beje, Teidės vulkanas kažkada tai buvo dar aukštesnis ir siekė net 5000 metrų, bet 1706 metais po stipraus išsiveržimo vulkano viršukalnė įgriuvo ir kalnas sutrumpėjo iki 3718 metrų. Teidės ugnikalnis privilioja maždaug 2,8 milijono lankytojų ir tai yra vienas iš populiariausių lankytinų objektų ne tik tai Kanarų salose, bet ir visoje Ispanijoje. Nacionalinis Teidės parkas turi taip pat ir didelę istorinę vertę. Archeologinių tyrinėjimų metu buvo nustatyta, kad parko teritorija turėjo svarbę reikšmę guančių tautai, gyvenusiai dar nuo akmens amžiaus. Jie čia melsdavosi, manydami, kad ugnikalnis tai yra vartai į pragarą. Ir ne veltui šita sala senais laikais dar buvo vadinama Isla del Infierno, tai yra pragaro sala. Taigi rekomenduočiau atvykti apžiūrėti štai šitą unikalų objektą. Atkreipčiau dėmesį tik tai tiek, kad salos apačioje gali būti puikus vasariški orai, tačiau kylant į Teidę orai vėsta ir pakilus į pačią viršukalnį, kurią per 8 minutės galima pasikelti funikulieriumi, čia temperatūra gali siekti 5 laipsnių šilumos. Taigi būtinos būtų ir pirštinaitės, šiltesnė apranga, o jeigu rekomenduosite savo turistams pasiimti dar ir kokį dekiuką apsigobti, manau, jie liks jums dėkingi. Kitas, ne ką mažiau populiarus objektas, tai yra Loro parkas, įsikūręs šiaurinėje salos dalyje prie Puerto de la Cruz kurorto. Tai yra visame pasaulyje garsus parkas. Tai ir zoologijos, ir botanikos sodas, ir kino teatras, ir delfinariumas, ir akvariumas viename. Loro parkas atidarytas 1972 metais. Loro išvertus iš ispanų kalbos reiškia papūga. Tad nieko keista, kad ypatingas dėmesys parke yra skiriamas būtent šitiems paukščiais. Parko atidarymo metu jisai užėmė 1,3 hektaro plotą. Ir tuo metu lankytojai galėjo gėrėtis daugiau negu 150 papūgų rūšių. Metams bėgant, parko teritorija plėtėsi, šiandien jis išaugo netgi 10 kartų, jo teritorija siekia daugiau negu 13 hektarų ir jame galima išvysti apie 4000 papūgų, kurios atstovauja net 350 rūšių ir porūšių, o be šitų margaspalvių paukščių lankytojai gali stebėti beždžionių, gorilų, Galapagų salų vėžlių, delfinų, jūrų liūtų, flamingų, Misisipės krokodilų bei kitų gyvūnų gyvenimą. Šiame parke taip pat yra įrengtas ir didžiausias Europoje delfinų baseinas, kuris kviečia pasigrožėti tiek delfinų, tiek orkų pasirodymais, taip pat vyksta ir jūrų liūtų pasirodymai. Parke taip pat galima sutikti ir didžiausią pasaulyje šaldytuvą, kuris talpina net 300 metrų salą, apsuptą vandens ir kurioje gyvena beveik pingvinų. Šita pingvinų planeta yra labiausiai išpuoselėta ir didžiausia pingvinų veisykla. Negana to, turistai gali pasivaikščioti po įspūdingą net 18 metrų ilgio tunelį akvariumą, kuriame plaukioja ne tik tai įvairiausios egzotinės žuvės, bet net ir daug bėriklių. Taigi rekomenduočiau užsukti į Loro parką, atkreipkite dėmesį, kad jis yra milžiniškas ir reikėtų pasiplanuoti laiką, ko gero netgi ir visai dienai, jeigu turistai nori pamatyti jį visą. Lagomero sala yra viena iš jauniausių, mažiausių ir, ko gero, nelygiausių Kanarų salų, o kartu ir viena įspūdingiausių archipelago salų, iš kurios atvaizdas į Tenerifės salą ir virš debesų pakilusią Teidės ugnikalnio viršūnę. Lagomero saloje yra įkurtas didžiulis nacionalinis parkas Garjonai, kuris yra saugomas UNESCO. Tai yra labai retas miškas, išsaugojęs labai daug lauramedžių ir medžio tipo viržų atmainų, kurių aukštis viršyje net apie 12 metrų. Šiame parke taip pat galima pamatyti net ir iki 2 metrų aukščio siekiančias pienės, aukštesnės už žmogų.
Šitoje saloje mažai lyja, tačiau jinai yra žalia, todėl kad nuolat tvyro debesyje ir žemė ir augalai daugiausia drėgmės gauna iš oro. Net pušis čia yra ypatingos, pušų spygliai siekia apie 15 cm ilgį ir iš šakutės labai dažnai išdygsta netgi po 3. Čia pat Lagomero saloje galima susipažinti ir su vietinė švilpavimo kalba, dar kitaip vadinama elsilė. Tai yra toks neįprastas bendravimo būdas, kurį išrado senieji salos gyventojai. Kadangi Lagomero sala yra labai kalnuota, vietiniai gyventojai galbūt nenorėjo daug laipioti kalnais, tad buvo priversti sugalvoti tokią kalbą, kad galėtų susikalbėti esant didesniam atstumui. Taigi šita kalba buvo lengva susikalbėti tarp slėnių, daubų, o žinutė yra galima kelių kilometrų atstumu. 2009 metais šita kalba buvo paskelbta UNESCO kaip žodinis nematerialaus paveldo šedevras. Iki Lagomero salos nuo Tenerifės yra plaukiama laivu, kelionė užtrunka maždaug apie valandą laiko. Tuo tarpu į kitą salą, į Lanzarote salą, yra skrendama lėktuvu. Lanzarote tai yra 4. pagal dydį sala Kanarų salyne. Ji yra labiausiai nutolusi į rytus ir vos 125 km yra nutolusi nuo Afrikos krantų. Sala garsėja savo unikalių vulkaninių kraštovaizdžių ir yra žinoma kaip 100 ugnikalnių sala. Lanzarotei beveik medžių. Čia dažnai trūksta vandens, o energiją salai gamina vėjo varikliai. Iš pažiūros sala atrodo netgi ir negyvenama ir laukinė, tačiau čia ne tik tai gyvena žmonės, auga ir veši tam tikri augalai, bet Lanzarote taip pat yra gausiai lankoma turistų. Ekskursija į Lanzarotę dažnai yra pradedama ankstų rytą lėktuvu ir baigėsi vakare. Taip pat saloje yra ypatingas nacionalinis draustinis, kuris kadaise dėl išsiliejusios ir sustingusios lavos sudarė labai savotišką unikalią aplinką ir šita vietovė nuo 1974 metų buvo paskelbta nacionaliniu parku. Lanzarotėje, ko gero, vieninteliai medžiai tai yra palmės ir tiek jos, tiek ir kiti augalai, krūmai, žolės turėjo prisitaikyti prie čia gana tokių sudėtingų augalinių sąlygų, kadangi čia retai lyja, dirvožemis yra skurdokas ir yra šilta, drėgna bei yra vėjuota. O dėl stipraus vėjo šitą salą pamėgiai yra buriuotojai, banglenčių sporto, jėgos aitvarų sporto mėgėjai. Turistus čia ko gero traukia laukinė gamta, taip pat balto smėlio paplūdimiai, skaidri jūra ir be abejo egzotiški peizažai. Kita lankytina vieta, kurią rekomenduočiau pamatyti, tai yra Maskai ir Los Gigantes. Dar visai nesenai į šitą vietovę galima buvo pakliūti tik tai jūros keliu, todėl šitą gyvenvietę dažnai buvo naudojama kontrabandininkų ir būdavo vadinama netgi kontrabandininkų prieglauda. Jinai yra visai šalia Los Gigantes uolų, taigi galima atvykti ir pasigrožėti šiomis uolomis arba vandens keliu, arba iš viršaus. Pakilus apie 1000 metrų aukštį galima išvysti įvairiausias geologinės liekanas, tai yra ir gilius tarpeklius, ir kalnagūbrius. O pačiame Masalėje arba Los Gigantes kurorte aš rekomenduočiau jums užsukti į vietinius restoranėlius ir pasimėgauti puikiais vaizdais aplinkui, paragauti šviežių jūros gėrybių arba žuvies patiekalų arba tiesiog išgerti puodelį kavos. Ne ką mažiau įspūdingi objektai yra miesteliai La Laguna, Taganana ir Mercedes miškas. Senoji salos sostinė ir buvusi La Laguna, tai yra dar konkistadorų laikais pastatyti senieji namai, sodybos ir vilos. Ja 1999 metais UNESCO paskelbė žmonijos kultūrinių paveldų. Taigi čia galima pamatyti įvairiausių fortifikacijos įrenginių, taip pat aplankyti visai šalia įsikūrusi Mercedes lapuočių mišką, kuriame yra išlikę relikviniai laurų medžiai, viržų miškai. Ir viena gražiausių Tenerifės vietų tai yra Taganana žvejų kaimelį. Šiame kaimelyje galima
taip pat išbandyti kavinaitėse šviežių jūros gėrybių patiekalų, papas arugatas, abejos mocho padažų, paragauti keptų aštunkojų su pipirais arba užgeriant rausvų namų vynų. Taip pat galima patekti ir visai šalia esantį patį gražiausią paplūdimį, tai yra Playa Las Teresitas, smėlis čia yra atgabentas iš Saharos dykumos ir galima puikiai praleisti likusią dienos dalį. Kas nori daugiau tokio kultūrinio poilsio, rekomenduočiau apsilankyti Piramidė de Arona vietoje, kuri yra įsikūrusi gatvėje dar kitaip vadinamoje Auksinė Mylė. Piramidė de Arona yra žymi tuo, kad choreografiją pasirodymams kūrė žymi choreografė Carmen Mota. Jinai jau būdama 17 metų šoko tik tai geriausius vaidmenis ir jos šokių biografiją puošia net ir pasaulinis turas ir dalyvavimas daugybėje įvairiausių televizijos renginių. Carmen Mota savo grupės turi tiek Tenerifės saloje, tiek ir Maljorkos saloje, taigi viešint Tenerifės saloje rekomenduočiau pasižiūrėti šį nuostabų aukšto lygio spektaklį. Kas mėgsta vandens pramogų parkus, išties rekomenduotinas būtų Siamo vandens pramogų parkas. Jisai yra įsikūręs Playa de las Americas kurortinėje zonoje ir priklauso patiems savininkams kaip ir Loro parkas. Tad perkant bilietus į abu du parkus, tiek į Loro, tiek į Siamo vandens parką, bilietai būtų su nuolaida. Pačio parko statybos prasidėjo 2004 metais, o jis buvo atidarytas 2008 metais. Į parką buvo investuota virš 50 milijonų. Siamo parke yra įrengtas balto smėlio dirbtinis paplūdimys, jame taip pat veikia ir didžiausia dirbtinė banga, man atrodo netgi pasaulyje didžiausia, kurios aukštis gali siekti virš 3 metrų. Čia taip pat atrakcionai, įvairiausi pastatai, restoranai yra įrengti tailandietiškų stiliumi, net 25 parke esantys statiniai yra laikomi didžiausia tailandietiško stiliaus pastatų kolekcija esančia už Tailando ribų. Be abejo, koks atrakcionų parkas bei įvairių vandens trasų, kurių čia iš tikrųjų netrūksta, galima leistis ir štai tokiais ekstremaliais kalneliais, tačiau yra ir kalnelių skirtų visai šeimai, o mažiausiams yra įrengta atskira zona. Taigi tiek lankomų objektų Tenerifės saloje ir webinarą norėčiau pabaigti tuo, ką galima parsivežti lauktuvių iš šios salos. Pirmiausia, prieskoniai. Tai gali būti ir šafranas, prieskoniai, paelijai, alyvuogių aliejus, palmių, gėlių, kaštonų medus, taip pat mochos padažai. Galima parvežti iš maisto produktų džiovinto kumpio, jamon serrano, jamon iberiko, taip pat chorizo dešros, mančego sūrio. Galima rasti šios produktus vakuuminėse pakuotėse, kad būtų patogu transportuotis kelionės metu atgal. Taip pat yra populiarūs ir ypatingai baltoji riešutų nuga, kuri vadinasi toronė, pavadinimą parašysiu šone. Matau, kad klausia Gintas dėl lietuviškai kalbančio atstovų. Taip, Gintai yra lietuviškai kalbantis atstovai, o kaip jau minėjau, viena gidė Jūratė yra, kuri gyvena saloje ištisus metus. Taigi, skanioji riešutų nuga vadinasi toronė. Taip pat galima parsivežti konservuotų ančiuvių, aštunkojų, alyvuogių, kad grįžus galima būtų savo artimuosius pavaišinti ispaniškais užkandžiais tapas. Iš gėrimų labai populiarus yra malvazija vynas. Taip pat labai populiarus romas. Saloje romas dažnai yra ruošiamas su medumi, tad jo skonis švelnesnis. Populiarus ir įvairiausi likeriai, kavos likeriai, be abejo bananų likeriai, kadangi Tenerifėje yra milžiniškos bananų plantacijos. Populiari yra sangrija, šampanizuotas vynas, kavas. Taip pat galima įsigyti netgi ir vyno ožkos odos buteliuose. Galima rasti įvairiausių cigarų, kurie netgi nenusileidžia kubietiškiams.
Apie flamenko atributiką saloje galima rasti ir vėduoklių, ir kastanječių, taip pat įvairiausių galvos apdangalų, o gal netgi ir šokio bateliai arba ryškiaspalvė suknelė gali ištikti kurias nors turistės. Tai yra pirmieji Kanarų salų gyventojai, kurie įsikūrė maždaug 200 metų prieš Kristų. Ir guančiai buvo aukšti, puikiai sudėti, baltavedžiai, šviesiaplaukiai žmonės, panašus galbūt kažkiek tai Skandinavijos šalių gyventojus. Na ir iki šiol guančiai yra paslaptis mokslininkams, kadangi Platonas labai panašiai apibūdino legendinės Atlantidos gyventojus. Taigi guančiai be abejo paliko savo pėdsakus visoje saloje, tad Tenerifėje yra labai populiarūs ir daug kur sutinkami suvenyrai su guančių atributika. Saloje taip pat yra sutinkami ir kokybiški perlai už protingas kainas, dauguma suvenyrų, papuošalų, paveikslėlių puošia tradicinis ispaniško žalios spalvos akmuo olivinas, taip pat populiarūs ir suvenyrai su vulkano lava. Galima parsivežti ir įvairiausios tradicinės muzikos. Vienas iš populiariausių vietinių atlikėjų yra Pepe Benavenė. Pavadinimą parašysiu. Bet jeigu jūs arba turistai užsuks į vietinius salsos klubelius arba flamenko pasirodymus, galbūt norėsite įsigyti ir šitą įvykį priminančios muzikos. Taip pat galima parsivežti ir drakono medžio sėklų, jų galima įsigyti netgi ir duty free zonose įvairiausios, taip pat galima įsigyti jau duty free zonose. Taip pat galima parsivežti keramikos, medžio dirbinių, ažūrinių bei tekstilės gaminių. Tai pagrindė yra rankų darbo suvenyrais, o turintis etiketę Arte Tenerife garantuoja, kad šita dirbinių kilmė tikrai bus vietinė ir jie yra padaryti labai kokybiškai. Taigi tiek lauktuvių, jeigu jūs kažką tai vežėtės, ko nepaminėjau, galite pasidalinti su mumis. Ir šiandien aš jau atsisveikinu su jumis, linkiu gražaus penktadienio ir artėjančio savaitgalio. Iki kitų susitikimų.